Pasaka apie lietų ir sniegą. Seniai, labai seniai, ramiame miške po didžiausių ąžuolų susirinko būrelis gyvūnų. Jau kelias dienas nesustodamas lijo lietus. Tiek prilijo, kad minkšta samanota žemė tapo kaip drėgna kempinė, o aplinkui telkšančių balų, nebesugebantys išvengti gyvūnai, vaikščiojo visi permirkę kailius bei plunksnas. Man jau atsibodo tas lietus, niurzgėjo nepatenkinta lapė Laima, kartas nuo karto papurtydama savo šlapią uodegą. Aha, mano plunksnos dabar visai nešildo, lyg šlapių rankšluosčių būčiau apsigaubęs, atsiduso geniukas Gediminas, šokinėdamas nuo vienos kojos ant kitos. O aš ką tik išsivaliau savo urvą, tulkes nusišluosčiau, žoleles išrinkau ir tik atsisėdau pailsėti, vanduo į prieškambarį ėmė tekėti, burbėjo kiškiukas Karolis. Besišnekant, lietaus lašai ramiai leidosi ant ąžuolo lapų, o gyvūnai visi pritariamai linkčiojo, kai kiekvienas iš jų, suradę savo priežastį, skundėsi naujomis lietaus ištaigomis. Miško žvėreliai niekaip nesulaukė, kadagi baigsis tas lietus. Pakėlę galvas jie matė danguje toliausiai nusidriekusius sunkius pilkus debesis. Kitą rytą atsikėlęs Karolis pirmas atmerkė akis ir, šiek tiek dar patinginiavęs, sukluso. Jokio lietaus, jokių garsų, pagaliau ramu. Vienas po kito ir kiti gyvūnai ėmė kišti savo nosis į lauką. Ir taip pat vienas po kito pamatė, kad pernakt jie atsidūrė visai kitokiame miške. Jokių balų, jokių samanų, vien tik baltutėlis sniegas ir saulėje blizgantis pūkuoti kupstai. Oho, kaip gražu, sušuko Gediminas, mitriai suplasnojęs ir pakilęs virš visų. Pažiūrėkit, kaip viskas žvilga ir šviesu, ir ten, ir čia, ir va ten koks dailus kupstas. Kelkitės visi. Aha, ir kaip švaru, pridūrė kiškiukas Karolis, linksmai krykštaudamas. Jis ilgai nelaukęs, nušokavo iki pirmos pusnies ir smagiai joje ėmė valiotis. Laputė Laima patenkinta pasižiūrėjo į savo pūstą uodegą. Šaunuolė, uodegytė, pasipūtei pernakt. Tu žinojai, kad žiema ateina. Išdidžiai mojuodama uodegą, ji apsidairė. Atrodo, kad ir visas miškas pasipuošė naujų apsiaustų. Gyvūnai laimingi džiaugėsi sniegu, žaidė pusnyse ir tyrinėjo naujus sniego kupstus. Visą dieną jie mėgavosi šaltų orų ir minkštų sniegų po kojomis. O vakare, kaip jau buvo įprasta, dienoms trumpėjant, visi susirinko aplink apsnigtą rąstą. Vienu metu laputė Laima uždavė klausimą. Kaip manot, iš kur atsiranda sniegas? Gudrioji pelėda Gabija, visuomet išmintinga ir pastabi, lėtai sumirksėjo. Sniegas, tarė ji. Tai juk tas pats vanduo, kaip ir lietus, tik šaltas. Gyvūnai nustebę pažiūrėjo ją. Sniegas yra lietus? Ištarė Gediminas. Bet sniegas yra toks malonus, jis toks purus ir minkštas, o lietus, jis toks šlapias ir visur lenda, kur nereikia, užbaigė jo mintį kiškiukas Karolis. Tiesa, pritarė Gabija. Bet jūs pagalvokit, lietus pripildo upelius, iš kurių mes geriame. Jis laisto augalus, kuriais mes maitinamės. Jis palaiko miške gyvybę. Sniegas dabar yra gražus, bet kai sušils, jis ištirps. O kai ištirps, virs vandeniu, lietumi. Gyvūnai aptilo, susimąstė.
Pirmoji prakalbo laputė. Aha, vadinasi, lietus yra sniegas, kuris dar nesušalo. Gabija smagiai nusijuokė. Na taip, dar nesušalo. Po kelių šiltesnių dienų sniegas ėmė tirpti, varvėti nuo medžių ir vėl upeliais tekėti ir laistyti žemę. Gyvūnai pastebėjo, kad šaltinyje daugiau vandens, kad dar nemiegantis augalai atgijo. Žinot ką, vieną rytą tarė Karolis, stebėdamas, kaip vanduo ir vėl laša jo urvą. Lietus nėra jau toks blogas. Jis prisinešė į urvelį dar daugiau šiaudų ir mikliai pasiklojo šiltą ir sausą guolį toliau nuo tekančio vandens. Sutinku, tarė lapė, kruopščiai šukuodama po tankiomis ąžuolo šakomis slepiamą uodegą, bei geniukas Gediminas, savo šiltas plunksnas jaukiai šildydamasis saugiame ąžuolo kamiene. Ir kiti gyvūnai pritarė. Jie išmoko svarbią pamoką. Net jei kažkas tau ir nepatinka, nereiškia, kad tai nėra svarbu. Nuo tos dienos, kai lietus aplankydavo mišką, gyvūnai kaip visada susibūrė po ąžuolu, primindavo vieni kitiems. Tai tik sniegas, kuris dar nesušalo. Pasakos pabaiga.